Labas vakaras, čia laida Yra kaip yra. Neseniai sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis užsimojo į vaikų darželius neįleisti neskiepytų vaikų. Šią iniciatyvą mielai palaiko medikai, tačiau ne visi tėvai nori skiepyti vaikus. Laidą pradėkime reportažu. Tai, ką matėme reportaže, yra medžiaga gauta iš užsienio. Ir visais atvejais medikų buvo patvirtinta, jog tai skiepų sukelta reakcija, skiepų pasekmė. Taigi šį vakarą apie skiepus. Pirmoji mūsų pašnekovė – 4 vaikų mama Inga. Jis sako, kad būtent po skiepų vienam jos vaikelių pasireiškia autizmas. Labas vakaras. Labas vakaras. Kiek metų jūsų vaikeliui? Dabar 6. Kiek metų buvo, kai buvo atliekamas tas privalomas skiepas? Paskutinė vakcina, kurią skiepėjau, buvo 6 mėnesių. Kai mes po kelių savaičių buvo komplikacija, atsidūrėm ligoniniai. Kaip jūs pastebėjote, kad yra komplikacija? Aš iš pradžių nepastebėjau, nes gydytojui buvo pripažintas, kad vaikas serga eilinę infekciją su 41 temperatūra, atsidūrėm ligoniniai ir įrašuose pripažinta tik tai, kad tai yra gerklės infekcija. Ir aš apie skiepų žalą tikrai tuo metu nieko nežinojau. Pradėjau domėtis tik tai, kai vaikui pradėjo su raida blogai darytis. Po truputėlį. Nuo pusės metų pradėjo dinginėti visi gugavimai, atsirado išmatų nelaikymas, nuo metų visiškai nutrūko šneka. Vaikas, kaip sakoma, išėjo į kitą pasaulį. Aš nesupratau, kas darosi su sveiku vaiku, kuris 10-baliai sistemoje gimsta įvertintas 9,9, praktiškai 10 balų. Ir supratau, kad jam komplikacijos nuo gimimo, kai pradėjau jau domėtis apie skiepų žalą. Ta, ką rusų mokslininkai, amerikiečių mokslininkai yra prieš apie vakcinų žalą viską įrodę, visa tai vyko su mano vaiku. Aš turiu atsišvietus visą vaiko ambulatorinę knygelę. Būtent vakcina ir kas vyko, kokios lygos po to. Ir aš supratau, kad mano vaikas nuo gimimo jau buvo luošinamas vakcinomis. Kokia vakcina jūs manot buvo ta lemiama, po kurios prasidėjo pokyčiai? 6 mėnesio 5-valentė vakcina, tai buvo kokliušas, difterija, stabligė ir hepatito B. Jūs pati nusprendėte, jog tai yra vakcinos pasekmė? Taip, aš nusprendžiau ir per 5 metus aš įsitikinau tuo 100%. Aš net neabejoju tuo. Ar Lietuvos medikai su tuo sutinka? Lietuvos medikai nesutinka ir niekada nesutiks, nes jie neregistruoja šalutinių poveikių. Kiek teko bendrauti su mamom, kuriom vyksta tie šalutiniai, nei viena gydytoja neregistruoja, kad tai yra vakcinacijos pasekmė. Gal jūs pati turite kokį medicininį išsilavinimą, kad taip kvalifikuotai vertinote medikų darbą? Aš nesu medikė. Tai jūs neturite medicininių išsilavinimą? Taip, neturiu. Tuomet mes pakalbinkime žmogų, kuris turi tokį išsilavinimą. Aš kalbinsiu profesorių, poną Alvydą Laiškonį, jis šį vakarą tarp ekspertų. Labas vakaras. Profesoriau, tai, ką pasakoja mamytė, ar galėtų būti būtent vakcinos pasekmė? Vakcinacija, kurią pasaulis jau priėmė nuo Pastero laikų, yra ir atveju, kada vakcina suveikia ne taip, kaip mes galvojame. Tačiau kiekvienas pašalinis poveikis yra registruojamas. Lietuvoje tikrai žinau, kad per metus būna apie 30 atvejų, kurie užregistruoti. Ir ne vienas gydytojo nėra esmės slėpti, kad tai būtų kažkas tai blogai padaryta. Mums patiems svarbu žinoti, kad tai nebuvo. Toliau, apie tas vakcinas, kurios dabar išvardėjo gerbiamoji ponia, praktiškai tai yra negyvos vakcinos. Nėra nei vieno gyvo sukėlio, tai yra antigenai.
kurie ligos sukelti negali. Jie gali tik paskatinti antikūnų medžiagos, kurios paskatina antikūnų gamybą. Kas iš principo yra vakcina? Pirmiausia, paaiškinkite mums Vakcina esmę. pirmiausia tai yra kas? Tai yra gyvas mikrobas arba jo dalelė. Viskas prasidėjo nuo Pastero, kuris pastebėjo, dar seniau taikinį pastebėjo kinai, kad jeigu yra galima, Dženeris pastebėjo, kad kodėl karvių melžijos neserga raupais. Reiškia, jos pesidavo karvių raupais ir nebebūdavo, nesirgdavo taip. Ir palengva mokslas pradėjo rinkti medžiagą, kad galima mikrobą susilpninti, susilpnintų mikrobų galima imituoti tą ligą ir iš to gauti naudą, kad žmogus nebesirgs. Po to, mokslu vystantis, gyvi mikrobai buvo išeliminuoti, liko tik tai tos dalelės, prieš kurias gaminasi antikūnai, vadinami antigeninės vakcinos, subvenetinės vakcinos ir šiai dienai mes turime gyvas vakcinas, pavyzdžiui, vėjaraupių turime gyvą vakciną. Visos kitos vakcinos yra negyvos, jos pačios ligos jokiais būdais sukelti negali. Ar jūs galėtumėt pakomentuoti, ar pačios medžiagos esančios skiepuose gali sukelti ligas, pasiekmes, alergijas ir panašiai? Pavyzdžiui, gyvsidabris, aliuminis, formaldehidas, kuris yra kancerogeninė medžiaga, gyvūnų, žmogaus DNR ir įvairūs mikrobai ir virusai. Ar galėtumėt pakomentuoti? Taip. Jūs kalbate apie adjuvantus, kurios buvo naudojama. Šiuo metu beveik visi adjuvantai yra pakeisti kitomis medžiagomis ir augalinėmis. Gyvsidabris, pavyzdžiui, nebenaudojamas, aliuminis kai kur naudojamas, pakeistas. Šiuo metu, nuo kada šiuo metu? Jau 4, 5 ar 6 metai, kada nebenaudojamas. Visose gripo skiepuose yra timero salės. Taip išeina, kad jūs sutinkate, kad mano sūnus galėjo būti sužalotas, jeigu tik tai 4-5 metai yra pakeista. Aš nežinau. Jūs sutinkate su tuo, kad taip galėjo būti? Būtent įeina tas metalas aliuminis, apie kurį aš labiausiai domėjausi. Viskas, kas įvyko su mano vaiku, kaip sunaikino smegenis mano vaikui. Mes aliuminį naudojame ir valgome aliuminiais šaukštais, šakutėmis ir taip toliau. Tai yra tiek pat, kiek kiekvieną dieną. O jūs žinote, kad aliuminis per žarnyną savinasi kitokiu būdu? Ar galiu aš pasakyti? Food and Drug Administration, tai yra vaistų ir maisto administracija JAV, jie buvo nustatę tik tai tas saugias dozes aliuminio gaunamo su maistu. Tai yra tos, kurios neapeina tų visų organizmo natūralios apsaugos, visų filtrų. Nes nėra nustatytų saugių dozių, kuomet sušvirkštus intraveniniu būdu aliuminio, pavyzdžiui, hidroksidą, kuris yra būtent adjuvantas. Jo saugių dozių nėra. Bet į veną niekas nešvirkščia aliuminio. Ne, bet tai esmė tai tame, kad jie per virškinamo traktą nepereina. Tiesiai į kraują įleidžiamas. Mes jau leidžiamės į detalės ir tai iš tikrųjų labai įdomu ir svarbu. Diskusiją pratęsime. Artūras ir Marija taip pat, kaip suprantu, yra prieš skiepus. Labas vakaras abiems svečiams. Mes dar būtinai pakalbėsime. O dabar dar kartelį noriu kalbinti jūs, Inga. Jūs, kaip matau, tvirtai įsitikinusi, kad tai... 100%. 100% įsitikinusi, kad tai yra skiepų pasekmė. Taip. Jūs auginate 4 vaikus. Taip. Visi skiepyti? Ne, mano 2 vaikai skiepyti, 2 yra visiškai neskiepyti. Jokia vakcina. Kiek jiems metų tie, kurie neskiepyti? Vienam 3, kitai metukai. Kaip bus su darželiais? Kovosim. Nes jeigu tokia diskriminacija vyksta, nepriims neskiepytų kaip raupsuotojų, tai gal pradėkim prašyti, kad nepriimtų asocialių. Galbūt mano vaikas nuo jų užsikrės utėlėm ar dar kažkokiam odos lygoms. Tai yra diskriminacija, negalima šitaip. Arba darykit 2 grupės, vieną skiepytų, kitą neskiepytų. Mums nuo to bus geriau, žinokit. Ar jūs manote, kad jūsų vaikas tik darželė užsikrės? Mes mokame mokesčius. Ne, ar jūs galvojate, kad tik tai darželė užsikrės, o jis gatvėje, kur užsikrečia? Mano vienas vaikas eina, vienas skiepytas į darželį ir vienas neskiepytas. Ir aš juos nesenai abu buvau nuvežus atlikti išsamius kraujo tyrimus. Gydytoja, nežinodama to, kuris skiepytas, kuris neskiepytas, skaitė man tyrimus, tas skiepytas yra ligų nešiotojas. O tas neskiepytas tik tai virusą apdirba ir išspjauna, jis praktiškai visada sveikas. Jis net nejaučia, kad serga. Vaikas susirgęs, aš kalbu neskiepytas vaikas susirgęs tam tikrą ligą, kaip kokliušas, tymai, jisai persirga ir įgyja imunitetą visam gyvenimui, ko nėra paskiepyto.
Jeigu paskiepytas, tam tikrą vakciną veikia tam tikrą laiką ir jisai turi nuolatos skiepytis. Noriu pakalbinti ponę Rasą. Labas vakaras. Jūs pasisakote labiau už, ar teisingai suprantu? Kodėl? Skiepijimas tai yra per visą žmonijos istoriją pati pagrindinė efektyviausia priemonė prieš užkrečiamas ligas. Kokios vakcinos yra privalomos ir kas atsirenka, kas atrenka mūsų valstybėje, kurios būtinos? Privalomų vakcinų nėra. Yra rekomenduojamos. Neklaidinkit žmonių niekada. Ir gydytojai taip klaidina žmonės, tėvus visus. Privalomų nėra, yra tik rekomenduojami. Pati savoka, kad privaloma. Jau natūraliai tėvus įpareigoja galvoti, kad jeigu skiepas yra privalomos, vadinasi, pasirinkimo šitoje vietoje nėra. Mūsų gydytoja niekada nesakė, kad yra privalomi skiepai. Ne, tikrai tai yra rekomenduojami. Tikrai yra gydytojų, kurie sako. Daug mitų sklando, bet sakykime, tikrai negirdėjau, kad gydytojas sakytų, kad tai yra privalomi skiepai. Ponė Sandra yra darželio vadovė ir mes taip pat dar pakalbėsime apie jūsų požiūrį į skiepus. Na, apie tai privalome ar ne, pasakysiu šiek tiek ir iš patirties. Išsprūdo žodis vien todėl, kad atėjus pas mediką, na, tavęs neklausia ir tavęs neinformuoja, kad tu gali rinktis, kad skiepai gali turėti šalutinius poveikius. Sako, metas, štai pagal jūsų skiepų kortelę šitam vaikui metas tokiam ir tokiam skiepui. Ir tu eini. Lietuvoje veikia vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius, kuris apsaugo nuo 10 infekcinių ligų. Ir šitas profilaktinių skiepų kalendorius yra finansuojamas iš valstybės lėšų ir yra rekomenduojamo pobūdžio. Bet jeigu bus priimta tai, ką siūlo šių dienų sveikatos ministras, ponas Andriukaitis, į darželius nebepriims neskiepytų vaikų, tai bus privaloma. Aš norėčiau pasakyti, kad šitas teisės aktas, jo pataisos yra dabar derinimo stadijoje, yra išsiuntinėtas visoms institucijoms ir instancijoms pastaboms ir pasiūlymams. Ir manau, kad šitie sveikatos apsaugos ministro tikslai yra tikrai kilnus. Tai vienas iš jų būtų, kad sumažinti skiepais valdomų vakcinų riziką kolektyvuose. Antras, kad vaikus tėvai skiepytų laiku. Trečias, tai kad būtų laikomasi Jungtinių tautų vaikų teisių konvencijos nuostatos, kuri teigia, kad valstybės dalyvės pripažįsta vaikų teisę gyventi sveikoj aplinkoj ir naudotis tobuliausiamis sveikatos priežiūros priemonėmis. O jūs statistiką veda, tai kiek susirga neskiepytų vaikų ir kiek susirga skiepytų vaikų tam tikromis lygomis? Ar vedate tokią statistiką? Tokios statistikos nevedame, kadangi taip. Tačiau... Bet ta statistika, jinai yra labai svarbi. Kiekvienais metais renkame skiepijimų. Melas yra tiesa ir yra statistika. Mes renkame statistinius duomenis apie skiepijimo apimtis. Ir kiekvienais metais jos tikrai būna virš 90. Ne apie tokią statistiką šnekam. Kad žmonės galėtų patys, tarkim, nesimokę 10 metų medicinos universitete, spręsti, ta prasme, bent į kažkurią pusę, kad bent jau turėtų tą galimybę pasirinkti. Tai jiems pirmiausia reikėtų statistikos, kiek tų neskiepytų serga ir kiek serga skiepytų. Bet tokios nėra. O kodėl? O jos nėra todėl, kad... Kodėl? O jos nėra todėl, kad jinai yra nepalanki. Nes jeigu visuomenė žinos, kad neskiepyti vaikai serga, mažiau negu skiepyti. Iš kur žinot, atsiprašau, visą tai? Iš kur jūs tą statistiką turite? 2 savaitės gulėjau ligoninėj su skiepytų savo vaikų. Gulėjau 10 dienų ir kiek mamų, kas parą, kas 2 keitėsi, nei vieno nebuvo neskiepyto vaiko, visi iki vieno suskiepyti. Taigi kitais žodžiais kažkas praeidamas pasakė. Nepasakė, mamos nemeluoja. Aš tik nesiaiškinau, nepasakojau apie vakcinų žalą, tik pasiklausiau mamų, ar jūsų vaikas suskiepytas. Amerikoje yra pridėsta apie 6 milijardus JAV dolerių vaikams, tiksliau tėvams, kurių vaikų yra nukentėję nuo skiepų. Tai manau, kad tai kažką gali pasakyti. Juk nemažai pinigai ir tai tik tai nuo 89 metų. Nes įstatymas vakcinų atlyginimo įsigaliojo tik 86 metais. Juozas Dapšauskas yra sveikos gyvensenos propaguotojas ir jo iniciatyva 2013 metai buvo pavadinti sveikatingumo metais. Augina sveikuoliškai savo sūnų, kurį vis tik skiepijo. Aš nesu nei, sakykime, vienos srities šalininkas, nei kitos. Reikia matyti platesnį kontekstą. Tai yra pasaulinis kontekstas. Už to stovi milijardai pinigų. Farmacijos pramonė
yra suinteresuota į kalendorių įrašyti kuo daugiau. Tai yra faktas. Ir dabar nori įvesti naujus skiepus, kaip jie nuo gripo skiepai. Tai yra verslo projektas. Ir visai jau prieš 5 metus pradėjau dirbti dėl žmogaus papilomos viruso. Irgi lobistai. Seime dalyvavau konferencijoje, sukvietė sveikatos reikalų komiteto atstovus, sveikatos ministerijos ir dalyvavo iš viso pasaulio ten mokslininkai, dalyvavo Usonis, kuris dažnai pasisako už skiepus. Tai jis ir sako, aš gaunu pinigus iš Lietuvos ir užsienio bendrovių, bet tai neturi įtakos mano moksliniams, reiškia, tyrimams. Ar jūs kalbat su ironija? Be abejo, su ironija, nes tikslas yra, kad tai būtų finansuojama valstybės. Vienas skiepas kainuoja 500 litų. Tai yra biznis, nereikia netgi reklamos daryti. Tiesiog prieini prie valstybinių struktūrų ir gauni tiesiogiai šitos milijonus. Bet gal tas skiepas yra iš tikrųjų mums labai reikalingas? Taip, aš labai gerai, kad paklausėt, kas yra šitas papilomas virusas. Jis yra užsikrečiamas lytiniu keliu. Pirmas skiepas turi būti prieš pirmus lytinius santykius. Todėl rekomenduojama, ir tai yra ir jau pasaulinė praktika, netgi 9-10-11 metų. Nes jau nuo ten 11 metų mergaitės pradės lytinius santykius. Plius ir berniukų skiepi Anglijoje. Taip, dar šitas skiepas tai veikia 5 metus. Tai yra oficialūs duomenys. Tada, reiškia, per šitos 5 metus, nuo reiškia, ten 11, būtinai jis jau turi turėti lytinius santykius, kad būtų nauda iš tų skiepų. Taigi, jūs sakote, kad skiepai yra ir nemažas verslas. Tai yra labai didelis verslas. Ir tai yra įtakojami mokslininkai. Yra viena knyga visai neseniai pasirodė profesoriaus Campbello, vadinasi Visuma. Tai jis visą šitą sistemą pasaulinę aprašo, kaip farmacija įtakoja, kaip perka netgi mokslinius straipsnius moksliniuose žurnaluose, kad ir su recenzijom, taip ir taip, nors yra kalba mokslo vardu, aš jau ir minėjau Usonį, jis kalba mokslo vardu, jis niekada nepasisako kažkokios farmacijos kampanijos vardu, ne, jis kalba kaip profesorius, kaip HEPDEB, bet jis kalba todėl, kad gauna tam tikrą finansavimą. Mes dar tai pakalbėsim, prašau, Giedriau. Ačiū, Asta. Aš atsiprašau, mielas kolega, žinot, šviesoforą gatvėje pastatyti irgi yra daug kažkam biznis. Gali kainuoti milijoną visą tą sistemą, ar ne? Ir mes galim piktintis, kodėl tie šviesoforai gatvėje stovi. Bet naudojamės ir jie padeda mums gyventi. Žinot, visada yra labai keista, kada medikai yra, pateikiami tarsi kažkokie, kaip čia, naikintojai to mūsų idealaus gyvenimo, ar ne? Nes, atsiprašau, žinot, kaip liaudyje sakoma, jeigu šiandien pavalgėte bent vienas iš jūsų, padėkokite ūkininkams, kuriuos turbūt širdį niekinat. Jei esate šiandien gyvi ir sveiki, padėkokite vaistininkams, gydytojams ir farmacininkams. Aišku, aukščiausiem. Visų pirma, aukščiausiem. O ar jie gauna 500 litų, ar jie gauna 5, patikėkit, tai yra bet kuriuo atveju, kaip sakant, tai be abejo, tai sukasi dideli pinigai. Be abejo, sukasi dideli pinigai, kadangi, kaip sakoma, reikalinga tam, kad išrastum, tam, kad paleistum raketą į orą, irgi negali įsibėgėjęs jos nustumti. Irgi reikalingi dideli pinigai, taip? Labai atsiprašau, jeigu aš iš vaistinės būčiau gerus vaistus, aš jau prieš 10 metų būčiau kapuose atsidūrus. Ką turite tai tik tai įspėjimas, tai tik hipotezė. Tai neįspėjimas, aš negaliu pasakoti, kaip sakyti, ne į temą, kas, kaip, kodėl. Tai kitais žodžiais visa farmacija yra nuodai, ar ne? Ponas Artūras Bartašius labai nori replikuoti tai, ką tik išgirdo. Taip. Kalbėkime po vieną. Toksai farmacijos korifėjus Paracelsas sakė, viskas yra ir maistas, ir nuodas. Klausimas tik tai, kokiais kiekiais tu jį naudoji. Yra iš kai kurių pasaulio šalių statistika, pas mane yra čia, kur daugelio skiepų, kada buvo įvesti kuriais metais, su šaltiniais nurodyta. Ir vat galiu, pavyzdžiui, paskaityti, kad Kanadoje tymai, kada buvo įvesti, vat jų mirtingumo, čia mato skalę, iki įvedimo 100 000 buvo ir kada įvestas buvo skiepas. Jau kai buvo visiškai sumažėję. Ir čia visos kitų skalės taip ir eina taip pat. Mano vaikas yra neįgalių padarytas farmacijos ir aš tikrai pykstu.
Labai pykstu. Aš norėjau paduoti į teismą. Aš turiu visus įrodymus, bet advokatas turintis medicininį įsilavinimą pradžiai pareikalavo iš manęs 15 000 ir eigoje dar panašiai. Aš tokių pinigų neturiu. Diskusiją apie skiepus pratęsime po reklamos. Kada kaime susirgdavo tymais, aukštaičiai jadrom vadina, tada mama suneždavo į tą gryčią visus vaikus, kad vaikai persirgtų jadrom. Mano vaikas sveikas vien tik tai dėl to, kad aš jo neskiepijau. Visi paskiepyti vaikai yra lošiai, invalidai ir sergantys ir platintojai lygų. Tai buvo 1,5 metų skiepas. Taip, taigi vakar dar buvot sveika, šiandien pasibaigė tuom, kad puokštė lygų buvo ir dermatitas, ir egzema, ir šienligė, ir alerginė astma, alergija šalčių ir beveik visiems maisto produktams. Kalbiname Artūrą, kuris taip pat, kaip spėju, į šį judėjimą prieš vakcinas stojo, kilo, remdamasi savo asmeninę patirtimį. Būtent neremdamas savo nuomonę, kitų patirtimi žmonių, kurių vaikai suluošinti. Aš pats mačiau autistų ir... Bet ir jūsų šeimoje kažkas tokio nutiko? Šeimoje, tai pas mano draugė, būtent vaikas buvo paskiepytas nuo vėjaraupių ir po 2 savaičių jisai susirgo labai baisiai, 2 savaitės sirgo vėjaraupiais. Tai jokas ima, kad sako, apsaugojo nuo ligos, o po 2 savaičių būtent nuo to skiepo ir susirgo. Kaip teigiau prieš tai, kad kaip žmonės sakė, kad būtent pradininkas Edvardas Jenneris, kuris išleido šitą bandymą į savo skiepus, kur bandydamas ant savo sūnaus sulošino ir galiausiai 21 metų jisai mirė. Ir vat yra visos statistikos iš pasaulio organizacijų, būtent dokumentai su šaltiniais, kur įrodyta, kada kiekvienas skiepas buvo supažindintas, daleisip Kanadoje, Amerikoje ir taip toliau. Ir kad iki to laiko būtent tos ligos skiepas jau buvo žymiai nukrytęs, kadangi per tuos metus buvo atsiradusi higiena, maistas geresnis, sanitarinės sąlygos ir visa kita. 19 amžiaus vidury labai abejoju. Čia ne 19 amžiaus. Jeigu apie Jennerį kalbant. 20 amžių tik tai skiepai supažindinti. Buvo superinės gyvenimo sąlygos Europoje, pavyzdžiui. Tai apie ką aš ir kalbu? Tai jos nebuvo superinės, jos buvo labai prastos. Bet jūs tai sakot, kad pagerėjo gyvenimo sąlygos, dėl to ir skiepai kaip ir prarado savo prasmę. Ne. Jau beveik iki visų vakcinų išradimo, jau tiek mirčių, tiek susirgimų skaičiai, jie mažėjo savaime. Gerbėmi kolegos, aš labai atsiprašau, tai vienas argumentas, žiūrėkit, yra tokia baisi lyga maliarija, ar ne, Afrikoje. Miršta 100 milijonų vaikų kasmet. Billas Gatesas, kalbant apie pinigus, kasmet iš savo kišenės ištraukė $500 milijardo. Gerai? Gal mažiau, gerai, tarkim, $400 milijonų. Kažkur tai išleidžia, vis bando tą vakciną sukurti, jos nesukuria. Vaikai vis tiek miršta. Taigi dabar etinis grinai klausimas. Tai gal nekur tos vakcinos? Gal tuos 400 milijardų, nusiperkam džinsus visi. Galiu? Trumpam. Automobilį naują. Apie būtent Billą Gatesą, jūs noriu papildyti. Bet kurį Gatesą, poliomilitas skiepas, Pasaulio sveikatos organizacija, nenoriu sumeluoti, prieš 10 ar 20 metų paskelbė kaip išnaikinusi visam pasaulį poliomilitą. Bet Billas Gatesas, remdamas savo 100 milijonų, veža į Afriką poliomilitą, būtent kuris yra vartojamas per burną, kad plistų šitas gyvas virusas. Tai kodėl, jeigu Pasaulio sveikatos organizacija yra pateikus, kad yra išnaikintas, tai kodėl yra skiepijama? Kodėl šitas skiepas gal vėl jūs supalakat, kaip sakant, du kažkokius visiškai skirtingus? Giedriau, jūs labai aktyviai šįvakar dalyvauja diskusijų. Ar turite asmeninės patirties, kažkokią tai nuomonę apie skiepus? Visiškai taip, kadangi aš pats prieš 4 metus esu susirgęs maliarija ir viskas, kas mane išgelbėjo, praktiškai tik tai malda, kuri daugeliu atveju neišgelbėjo 100 milijonų afrikiečių. Pietų Sudane, dirbdamas darbą, vėlgi jūsų visų žmonijos labui. Ar buvot neskiepytas? Nėra skiepų. Nuo maliarijos nėra vakcinos. Yra tik tai chininas ir taip toliau. Bet aš buvau skiepytas nuo, tarkim, visokių geltonųjų, drugių. Yra kuriamas sifilio skiepas. Nuo živ yra kuriamas skiepas. Kaip bus sukurta, ar jūs skiepysitės? Aišku, skiepisos. Aišku, skiepisos. Maža ką. Gal mūsų kraujai susilies. Mums net nereikės lytinių santykių turėti. Leiskime tarti žodį profesoriui. Aš norėčiau grįžti į Lietuvą. Kada kaime susirgdavo tymais, aukštaičiai jadrom vadina, tada mama suneždavo į tą gryčią visus vaikus, kad vaikai persirgtų jadrom, mažiukai. Todėl, kad mažas vaikas persirgęs tymais, nėra komplikacijų. Aš klausiu, iš kur jūs sužinojot? Kaimo moteris. Man sakė mama, man sakė baba.
Todėl, kad suaugęs, kuris serga tymais dabar, kada būna, tai duoda komplikacijas. Ir tai gali būti vėliau iki silpnaprotystės. Kitaip tariant, išprovokuodavo, kad vienas nuo kito užsikrėstų ir mažiukai persirgtų. Specialiai, kad vaikai mažiukai persirgtų. Profesoriau, čia šį vakarą nuskambėjo labai nemažai istorijų apie tai, kokios gali būti blogos pasiekmes pasiskiepijus. Bet jūsų prašau pateikti bent vieną ar kelis pavyzdžius iš Lietuvos, be abejo, faktų, kokiom lygom buvo susirgta ir kokios buvo pasiekmes nepasiskiepijus. Į Kauno infekcinę ligonę atvežė 6 mėnesių labai gražų berniuką, pirmagimį šeimoje, kuris kraujavo. Nukraujavo jisai, mes perkelėme į vaikų ligonę į Vilnių, jis nukraujavo ir mirė. Mes tik tai vėliau, kai mirė nuo B hepatito. Mes tik tada išaiškėjo, kad jisai sirgo įgimtų B hepatitu, nes jų abu tėvai buvo persirgę B hepatitu su klinikinė forma. Ir jie buvo perdavę tą virusą, kada, kaip sako, lyga. Ir nes nežinau, ir vaikutis mirė. Mano praktikoje ne vienas toks yra atvejis, nes mes dar atsiminkime, kad infekcinės lygos ne vienas sukėlėjas nedingo, o mes žmonės sergam tokią ligą, kuri matoma ir dar subklinikinė, nematoma. Va toje auditorijoje, va čia, kur dabar sėdė, aš pažiūrėjau, beveik yra mano amžiaus žmonių, kaip skiepijo nuo raupų. Prisimenat į rankas visiems, kada būdavo. Čia toks lopas liko visiems. Kada būdavo. Ten sukeldavo mažus raupus, kad paskui mes nesirgtumėm. Ir dabar mano karta, kuri va yra šiuo metu čia sėdė, aš matau su sidabriniam galvom, jeigu būtų biologinis ginklas, mes visi išgyventumėm. Ta jauna karta tų jaunų, jie neišgyventų, nes jie neturi jau jokio atsparumo. Tai pirma liga, kuri panaikinta oficialiai, kurios neegzistuoja. Dėl poliomielito nepavyko šitą PSO, dėl difterito nepavyko, nes keičiasi mikroorganizmai. Mes nespėjame sukurti kartais vakcinos prieš tai, nes mikrobas turi išgyventi. Jisai keičiasi, jis tiek mutuoja, kad mes tiesiog nebesuspėjame jo pagaminti. O dabar, kaip sakė gerbiamas ponas apie tai, kada Lietuvoje taip pat atliekami klinikiniai bandymai su žmonėmis dėl vakcinų. Ir tai yra apmokami ir žmonės, kurie dirba, taip pat gauna pinigus. Lietuvoje atliekami taip pat klinikiniai tyrimai su vėžiu. Čia buvo žmogaus papilomas virusas. Aš pagalvoju, Lietuvoje miršta kasdieną po vieną moterį nuo papilomos vėžio, sukelto gimdos kaklelio vėžio, kuriai nebereikia nei auksinių grandinėlių, nereikia nei nieko. Ir aš tikrai už tai, kada būtų, kad skiepyti, kad tai būtų, todėl, kad po to vis dėlto mes neturėsime tokių aukų. Pasakysiu paprasčiausią dalyką. Įsivaizduokit, jūs ateinat skiepytis ir jums duoda lapelį pasirašyti, kad jūs sutinkat su skiepu. Jūs net nežinot, po ko pasirašot. Kitas dalykas, aš kiek jau tūkstančių išdalinęs esu šitų lapelių, tai yra profesorius Tolešnikovas Aleksandras, labai žinomas pasaulyje mokslininkas, yra išleidęs būtent visiems medikam, kurie siūlo primiktinai skiepytis arba sako, paduok šitą lapelį, tagu jisai pasirašo savo asmeniniu turtu, kad jisai atsakys už tavo suluošintą vaiką arba už tave patį. Kiek aš tūkstančių esu išdalinęs lapelių, kiek klausiau po žmonės, nie vienas nepasirašė. Ir vadinasi ką? Vadinasi, jūs laiko avinų banda. Jūs patys savo pasirašot mirties nuosprendį. Per 7 metus aš surinkau masę įrodymų, kad skiepai yra baisiausias nusikalstamas ginklas. Nie vienas advokatas Lietuvoje nesiema kartu su manim dirbti, nes visi advokatai dirba farmacijai. Visi advokatai gauna iš farmacijos pinigus, suprantat? Taip, kad žmonės visą laiką rinkdamiesi bet kokį dalyką, ne vien tik skiepus, visą laiką domėkite, skaitykite, niekados nepasitikėkit specialistais, kurių karjera ir reputacija yra labai abejotina. Mano vaikas sveikas vien tik tai dėl to, kad aš jo neskiepijau. Visi paskiepyti vaikai yra lošiai, invalidai ir sergantys ir platintojai lygų. Ačiū Jums. O dabar leiskite pristatyti Daivą Jokubonienę, kuri yra biomedicinos mokslų daktarė, gydytoja homeopatė ir, jeigu teisingai žinau, svarbiausia, ką šį vakarą mes norim pasakyti, kad medikai privalo informuoti apie tai, kas gali būti. Aš nesu nei ten kažkokia tai didelė priešininkė tų skiepų, tačiau tiesiog faktai kartais kalba patys už save. Pirmiausia, kad skiepai ne visada apsaugo. Tai aš pati, sakysime, suskiepita pagal visą programą nuo tymų ir sirgau jais 10 klasėje ir kaip profesorius sako, ten iki labai sunkiai, nes buvau suaugusi. Ta prasme, kad visų pirma, tas apsaugojimas jis irgi nėra 100%. Kitas dalykas, aš susidomėjau problema praktiškai besimokydama homeopatijos, tai yra maždaug 14 metų, kai tas vyksta ir ten buvo, kaip sakyt, kalbama apie tam tikrus žmonių prigimtinius
lytinius tipus, kurie turi didesnę riziką įvykiam nuo skiepų, sakysim, kažkokiam pašaliniam poveikiam. Pradėjau persvarstyti, reiškia, kas mano gyvenime vyko. Tai mano trečias vaikas, reiškia, mano dukra po to, kai buvo skiepyta nuo tuberkuliozės, irgi žymė, kaip sakyti, jai vieninteliai, tas gijo labai blogai. Turėjo ten paskui ilgą istoriją alerginių, kaip sakyti, susirgymų ir bronkinės astmos. Jinai nuo bronkinės astmos pasveiko tada, kada jai buvo skirtas skiepo medžiaga homeopatinių pavydalų. Tai, kaip sakyti, tai yra netiesioginis įrodymas, kad būtent ta medžiaga, ką jin gavo su skiepu, reiškia, jai paskatino tą visą virtinę problemų. Ta prasme, kad po to gydymo jinai dabar astmos priepuolių nėra 13 metų. Taigi jūs būdama medikė vis tik tvirtinate, kad tai buvo skiepo pasiekmė. Taip, ir turėjau kitą vaiką dar vėliau, ta prasme dabar, reiškia, yra maždaug tiek pat, kiek mano homeopatiniai karjerai amžiaus, reiškia, jinai buvo skiepyta nuo B hepatito mėnesio amžiaus ir iškart po to pradėjo ją berti. Ta prasme, kad jinai buvo, aišku, gydyta homeopatiniam priemonėm ir tas viskas praėjo, bet tai laikė sutapimas yra neginčytinas ir, ta prasme, kokie dar gali būti įrodymai, ar tai nuo skiepo ar ne nuo skiepo. Ką mes eksperimentuosim, dar kartą leisim tą skiepą, žiūrėsim, ar vėl bus tas pats. Ta prasme, kad paprastai tai yra tiesiog sutapimas laikė ir mes negalim kitaip įrodyti, reiškia, anotacijų gali būti parašyta, neparašyta. Tai kai skiepiau prieš mokyklą nuo poliomelito, aš pasirašiau iš pradžių kažkurio skiepo, ten to difterijos turbūt ar neatsimenu, atsisakiau, reiškia, tai buvo parašyta, kad jūs gali apsaugoti tik skiepai, o tas sutikimas, kur skiepiaus nuo poliomelito, buvo parašyta, kad vaiką gali ištikti mirtis. Galite įsivaizduoti, reiškia, ką aš pasirašau, tai aš paskui negalėsiu turėti pretenzijų, reiškia, aš sutikau, kad mano vaikas gali mirti. O jeigu jau kalbant apie tuos, tariamai privalomus skiepus, kurie, reiškia, bus spaudžiami tėvai skiepytis, tai norėčiau prisiminti tas istorijas, kas dabar visai šviežios yra su šito skiepijimu nuo gripų. Pavyzdžiui, Švedijoje buvo 155 atvejai vaikų, reiškia, buvo susirgusių narkolepsija, tai yra, kai nei iš jo, nei iš to įkrentama į miegą ir dabar ten yra svarstoma apie kompensacijas, ten ar 750 000 kronų, tai yra maždaug 350 000 litų, taip grubiai sakant, ir dar svarstoma, kad tos kompensacijos yra per mažos, nes dalis tų vaikų niekada negalės dirbti. Ir tai akivaizdu, kad įvyko po skiepo. Tai įvyko, jeigu tai nebūtų tiek daug, tai sakyt, gal būtų irgi, kaip sakyt, ginčiamas, bet kadangi tai buvo masinis reikalas, jisai išlindo, taip pat Suomijoje panašių laikų ten kažkas ar 15 tų atvejų, mažiau šiek tiek. Kitas dalykas, kad tas absoliutus saugumas vakcinų taip pat yra mitas. Reiškia, kolegos irgi išsiuntė iš Didžiosios Britanijos, reiškia, spaudos straipsnį apie tai, kaip dabar bylinėjasi pareigūnai, kurie privaloma tvarka yra skiepijami nuo B hepatito, kadangi yra kontakto, reiškia, su krauju kažkokia tikimybė, ten kalėjimų darbuotojai, medicinos seserys ir panašiai. Ten gal 250 žmonių turi tokių nusiskundimų, ta prasme, kad labai sublogėjo sveikata, kai kurie iki invalidumų, ta prasme, kad nebegalėjo dirbti ir taip pat, reiškia, bando prisiteisti kompensacijas, kadangi, aš manau, kad jeigu mes, kaip sakyt, vardan visuomenės sveikatos kažką aukojam, tuos individus, kuriem kažkas gali nutikti, mes niekad nežinom kada, tai valstybės, kaip sakyt, pareiga yra jais pasirūpinti tada, kad jie paskiau, kaip sakyt, iki gyvenimo galo už savo auką turėtų, kaip sakyt, rūpesti. Aš norėčiau labai paklausti jūsų kaip homeopatės. Taip. Tai sakykit, ar yra kažkokių kitų būdų gydyti šias baises ligas? Galbūt jūs turite kažkokių natūralių vaistų? Homeopatijoje yra būdai gydyti nozodais. Tai yra iš to pačio numarinto sukėlėjo, reiškia sterilizuoto, pagaminti homeopatinį preparatą. Ir yra darbų, sakysim, Londone buvo tyrimam homeopatijoje skirta konferencija, kur buvo pateiktas tyrimas, kad dengė karštligės, reiškia, nozodų skiriant sveikam žmogui, atsirado jo organizme antikūnių prieš dengė karštligės gamybą. Tačiau nieks tokių tyrimų nefinansuos, užtat, kad tai yra, kaip sakyt, nėra suinteresuotų. Dar viena mūsų viešnia, Marija, kalba ne šiaip savo, prieš skiepus ji turi asmeninę patirtį. Kokia tai patirtis? Buvau visiškai sveikas vaikas. Aišku, tada tais laikais net nebuvo minčių ir kalbų apie tai, kad kaip niekas net negalvojo ir net nekalbėjo apie tai, kad galbūt būtų galima neskiepyti vaikų. Atsisakyti. Arba atsisakyti. Tokių minčių nebuvo. Taip. Ir aišku, tėvai ir mane, ir mano seserį, ir mano brolį lygiai taip pat irgi skiepijo visais tada tais rekomenduojamais irgi skiepais. Ir man po 1,5 metų skiepo
vakar dieną, ta prasme, aš dar buvau visiškai sveikas vaikas. Simptomai išlindo po 1,5, ar tai buvo 1,5 metų skiepas? Tai buvo 1,5 metų skiepas. Taip, taigi vakar dar buvo sveika, šiandien? Taip, ir sekančią dieną pradėjo lysti dermatitas. Aišku, tada tėvai nesuprato, neatsekė, kur galai yra, bandė aiškintis, vedė, aišku, visų pirma, pas šeimos gydytoją, aišku, siuntimą pas alergologą, paskui alergologiniai tyrimai, visa kita ir taip toliau. Ir paskui, aišku, ilgi metai paieškų, aiškinimosi ir galiausiai pasibaigė tuom, kad puokštė ligų buvo ir dermatitas, ir egzema, ir šienligė, ir alerginė astma, alergija šalčių ir beveik visiems maisto produktams. Šiandien jūs sveikesnė, ar visą tai išgyvenat? Šiandien esu visiškai sveika. Kaip jūs, kokius kelius suradot? Išsivaliau organizmą. Kaip jūs valėt organizmą? Preparatu, kapsulėmis. Tai, tai reiškia, irgi vaistų valėt? Taip, tokiu vaistu, kurio vaistinėse nėra. Kaip man žinoti, kaip darželio vadoviai, ar jūs atvedate vaiką skiepyti ar ne? Jeigu vaikui kas nors nutinka, dažniausiai pretenzijų sako, vat, parsinešėm iš darželio. Aš bijau meningokoko, mano gyvenime tikrai buvo daug tragedijų. Liaudiškai tai yra meningitas, taip? Meningitas, meningokokinis sepsis, kuris miršta žaibiškai. Bet ar jūs galite man garantuoti, kad jeigu aš vaiką paskiepysiu nuo meningokokinės infekcijos B tipo, kad jisai nuo jos nenumirs ir jie nesusirgs? Dar viena problema pas mus, kada skiepai, ta pati tuberkuliozės, labai dalis problema technikos. Galima sušvirkšti į odą, reikia kūdikiai sušvirkšti į odą. Ir kai kada jeigu sesute po odą, tikrai komplikacija bus. Ir šitas dalykas, ir mes tikrai mokome seseris, kad jos tikrai pataikytų, bet tai labai sudėtingas dalykas, pataikyti kūdikiui į odą ir po odą. Taigi kartais tai gali būti ne vakcinos, o technikos. Pamirštam vieną labai svarbu aspektą, kurį jūs jau prieš tai savo buvusiam pasisakymą paminėjot. Kodėl niekas nedaro tyrimų? Prieš skiepijant. Kodėl? Iki 15 mėnesių vaikas turi antikūnus paveldėtus iš mamos nuo tymų. Antikūnai išsilaiko iš mamos paveldėtų iki 6 mėnesių. Toliau jie nebeturi. Iki 15 mėnesių, tai žinau tiksliai. Kad yra, tai galbūt interneto duomenys, nes mama su pienu kiek dar maitina, kada gauna daug, taip, paskui jie išnyksta ir vėliau antikūnai visi susiformuoja pilnai, jeigu žmogui į 20 metus imunitetas susiformuoja. Na gerai, sakykime, bet aš nepabaigiau. Esmė ta, kad, kaip jūs prieš tai sakėt, kad jums buvo atvejis, kad vaikas mirė nuo hepatito B ir nuo jo jis nebuvo skiepytas, taip? Ne, jis nebuvo skiepytas, nes tėvai nežinojo. Taip, kur tada tyrimai? Kodėl nebuvo daryti tyrimai? Jeigu vaikas neskiepijamas arba skiepijamas, iš viso niekas nedaro jokių tyrimų. Ar vaikui to reikia? Kiekvienam tėvui klausiama, ar vaiko, ar saugusiam klausiama apie tai, ar yra, kam yra jautrus. Kaip jautrus, jeigu stigimė? Jeigu stigimė išlinda iš gimdos. Ar jūs jautrus esate? Kam gali būti jautrus? Iš kur mums žinoti? O kaip mes nėra galimybės nustatyti? Imunologai turi būti. O tai koks jūsų siūlymas, profesoriau? Na, iš tikrųjų, gimdymo namuose mamai. Kaipgi jai dabar po gimdymo taip staigiai pasidaryti tyrimus kūdikiui? Ar neturėtų tą prieš skiepydami tada atlikti patys medikai? Bet tai kokius tyrimus atlikti? Aš paklausiu, bet kokius tyrimus? Bet netlikus tyrimus skiepyti galima. Ieškoti antikūnų kokių? Aš norėčiau paklausti, ar visos tos komplikacijos Marijai buvo patvirtintos medikų, kad būtent tai atsitiko nuo skiepo, ar ne? Neoficialiai taip. Neoficialiai, bet oficialiai to niekas nepatvirtino. Ne, nes to ir negali būti. Man susidaro, žinot, koks įspūdis. Aš kadangi esu vegetarė ir jeigu man nedaug dievė kokia nors liga atsitinka, man daktarai viską nurašo ant to, kad aš esu vegetarė. Tai šiuo atveju man labai panašu yra su tais skiepais. Vaikas galėjo tiek autizmą turėti įgimtą, tiek visos tos alergijos gali būti. Leiskit pasisakyti, damai, prašau. Todėl, kad meluoja prieš visą Lietuvą, nėra įgimto autizmo. Alergijos įvairios kyla taip pat nuo maisto, visokių priedų, kurių jūs tikrai nebijau, kad gausiai vartoja. Kol jūs neįsibėgėjote šioje vietoje, aš jūs pertrauksiu. Kurioj vietoje, nuo kokio maisto naujagimį gali berti? Mano profesorius šito vietoje geriau pasakytų, nuo ko alergijos kyla negu jūs ar aš. Bet aplinka ir maistas, kurį gauna tiek ta pati mama vartodama, ne visiškai galbūt sveika ir ekologiška visuomet maistą. Tam pačiam kūdikiui duoda įvairius mišinukus su visokiais priedais. Tai yra pilna būdų, kaip vaikas gali gauti tas alergijas. Ir nebūtinai yra maitinamas mamos. O aš labai noriu grįžti prie to, nuo ko mes pradėjome diskusiją, tai yra
apie mūsų ministro ketinimą nebeleisti lankyti darželio neskiepytiems vaikams. Ir dabar noriu kalbinti ponę Sandrą, vaikų darželio vadovę. Labas vakaras dar kartelį. Jūs už ar prieš? Aš kaip mama pasakysiu. Mano vyriausiai dukrytė yra 6 metai, o berniukams po 3, dvynukai. Ir kaip mama pasakysiu savo nuomonę, būsiu labai nepopuliari šitoj studijoje, bet aš esu už skiepus. Ir vien dėl to, kad, sakykime, net ir mes skiepėme savo vaikus ir nuo rotaviruso. Ir tai manyčiau, kad mus išgelbėjo nuo reanimacijos. Nes iš tikrųjų buvo didelis protrūkis, visi darželėje sirgo. Mūsų vaikai, iš tikrųjų, jie ne tai, kad nesusirgo, bet jiems ta buvo labai lengva forma, mes tikrai neatsidūrėm reanimacijoje. Galite juoktis, bet aš iš jūsų nesijuokiu. Iš jūsų nuomonės... Nekreipkite dėmesio bet tai buvo apsaugojimas nuo kritinės situacijos. Ir tai sustabdė. Kaip matėt publikoje marginalų. Prašau, tęskite savo mintį. 8 mėnesių susirgo rotavirusą, net nepajautė. Tik šiek tiek temperatūra, vienas tik nusivėmė, nusividiriavo ir baigėsi. Aš turiu savo nuomonę ir aš jūsų nekritikuoju už jūsų nuomonę. Leiskime pasakyti, bet nereikia pabrėžti, kad būtent nuo rotavirus, nuo vakcinos. Savo patirtį. Tai yra mano patirtis. Aš kaip mama manau, kad neturiu teisės rizikuoti savo vaikų sveikatą. Ir aš esu įsitikinusi, kad mano pasirinkimas šiuo atveju yra teisingas. Aš tikiu mediku, kuris man rekomendavo, neprimiktinai sakė, kad turiu pasiskiepyti, o rekomendavo. Aš nepykstu ant jūsų ir neturiu teisės jūsų teisti, kaip ir jūs neturite teisės teisti manęs. Niekas taip, bet jūs puolate mane. Jūs mane puolate. O dabar aš noriu dar vis tik tai noriu pabaigti mintį, kad aš esu ne už įsakymą ministro, o už pasirinkimo laisvę. Kad jūs turite teisę rinktis ir aš turiu teisę rinktis. Bet jeigu aš pasirenku, aš atsakau už savo veiksmus. Jūs lygiai taip pat turite atsakyti už savo. Kaip man žinoti, kaip darželio vadoviai, ar jūs atvedate vaiką skiepyti ar ne? Kaip man prisimti atsakomybę, jeigu jūsų vaikui kas nors nutiks? Kol kas nutiks. Jūs turite mintį, juk yra pažymos. Pažymose nėra jokio, apie skiepus nėra informacijos. Tiesiog sveikas arba ne. Jeigu tėvai teiksis man pasakyti, aš žinosiu, aš ne prieš priimti vaiką neskiepyti. O kokia grėsmė tam vaikui? Jeigu vaikui kas nors nutinka, dažniausiai pretenzijų sako, vat, parsinešėm iš darželio. Pasakykit, visi šventai sako, užsikrėtė darželėje. Jeigu vyksta komplikacija, tai kaltinamas yra darželis. Paprasčiausias sloga gali būti meningokokinės infekcijos pradžia. Taip. To, kur dabar visi bijome meningokokinio sepsio. Paprasčiausias sloga. Taip, vis taip yra. Vaikutis atėjo suslogavęs, skiepai ir įreisė meningokoko nešiotojas. Ir štai visi neskiepyti, nes vaikai nuo meningokokų neskiepyti. Ir štai kažkas susirgs darželę meningo, aš pilnai palaikau vedėją, su meningokoku taip savaime aišku gaus darželėje, gavo jisai tą dalyką. Ir tai bus. Aš bijau meningokoko. Mano gyvenime tikrai buvo daug tragedijų. Liaudiškai tai yra meningitas, taip? Meningitas, meningokokinis sepsis, kuris miršta žaibiškai, kurio mirštamas. Kalniečių poliklinikoje šiais metais nuo A ir C meningokoko skiepijo 4 vaikus, o B meningokoko, nuo kurio dabar jau ištyra vakcina, yra jau pasaulyje. Ir aš labai noriu, kad Lietuva įsivestų tą vakciną nuo to mirštančiojo, nes tada vaikai nemirs. Nes yra sukurta vakcina nuo to, nuo kurio miršta mūsų vaikučiai. Bet ar jūs galite man garantuoti, kad jeigu aš vaiką paskiepysiu nuo meningokokinės infekcijos B tipo, kad jisai nuo jos nenumirs ir jie nesusirgs? Tikrai galiu garantuoti, kad nuo meningokoko nesusirgs ir nenumirs. Ir aš pilnai suprantu, kad mūsų visuomenė stinga informacijos. Aš pilnai sutinku, kad nesenai vaikas mirė nuo meningokoko ir buvo prieš tai skiepytas įvairiausiais skiepais. Įvairiausiais, bet ne nuo meningokoko. Pašaliniai poveikiai yra. Pašaliniais poveikiai. Yra parašyta anotacijų, kad kokie pašaliniai poveikiai. Smegenų uždegimas, visokie paralyžiai lengvi, Giliano Baro sindromas. Taigi jūsų versija ir vėl, kad nuo tų daugelio skiepų susidarė tas meningitas. Prašau, ponas Juozas dar nori išsakyti. Yra parašyta šalutinis poveikis meningitas. Pradžioje sakiau, laikykimės tam tikros analizės ir vidurio linijos. Tai šitą progą ir pareklamučiau, ką tik pasirodė knyga, tai yra gydytojų, medicinos darbuotojų, ką gydytojas gali nutylėti apie vaikų skiepus. Tai nėra nei griežtai prieš, nei ir už. Ir analizė kiekvieno skiepo ir tam tikras procesas, kada jie buvo įvesti, kokios gali būti komplikacijos. Todėl ir visiems siūlyčiau tiesiog labiau pasigilinti. Ir tikrai nesutinku su Andriukaičio pozicija, kad reikia įvesti mokykloje turi. Nes aš irgi kai kuriais skiepijau,
tais, kurie yra rekomenduojami, kai kuriais neskiepyti. Tada jau, jeigu man nėra bent vieno, dviejų iš tų rekomenduojamų, tai aš negaliu, čia yra iš vis ministras šiuo atveju iš vis daro absurdus. Iš tikrųjų labai gaila, kad vos gimęs kūdikis negali rinktis, nori jis būti skiepytas ar ne, kaip ir nesulaukęs 18 metų. Taigi tėvai yra atsakingi skiepyti vaikus ar ne. Mes čia šį vakarą netarėm, mes kaip laida neturime savo pozicijos, nei griežtai už, nei griežtai prieš, bet labai džiaugiuosi, jeigu mes sudrumstėm vandenį ir tėvai daugiau pasidomės, kas yra skiepai. Čia buvo laida Yra kaip yra. Mūsų kartojimą žiūrėkite LNK Go. Yeah.